kovo 4-ąją švenčiamos kazinės. Šiemet kazinių diena sutapo ir su užgavėnėmis. Užgavėnės tai šventė, kai žiema vėjama iš kiemo ir šaukiamasi pavasario. Kaip prieniškiai Prienų krašto muziejuje atšventė kaziuko mugę ir kaip vėjo žiema iš kiemo, kviečiame pasižiūrėti. Ir nudarė man tėvelis ažupyje kėlę, nesulaukiau savo mielą, aš iškart čia mielas, Kaip tai girdžiu naktitum, sugrįžta mano mielas, grįžta mano miel. A tada ir mano miela varinius vartelius, tegul dar aviegėlių šiurkštas aivėjelis, pagiedloki mano miela minkštų patalėlį, Kokį personažą jūs šiandien įsikūnijote? Taigi kanapinis, taigi va sakiau, kad tą lašininį reikia iš čia išgrūsti. Per jį visos nelaimės, per jį slogos, kosuliai, snarglys iki kelių. Ir ką reikia daryti, kad jis kuo greičiau išeitų? Reikės nugalėti. O kokiais būdais jūs jį nugalėsim? Nežinau, kaip rasim. Ir skandinsim, ir karsim, ir galų gale maišu daužysim. Ir dar nežinau dar. Neprognozuojam. O ar jūs jaučiate artėjančią gavėnią? Jaučiam. Išvarysim lašininį ir 7 savaitės mes tada dorai gyvensim. O ką reikėtų per užgavėnes būtent padaryti? Prisivalgyti, prisilinksminti, prišposyti ir galų gale lašininį išvaryti. Ir ką daugiausiai reikia valgyti per užgavėnes, kaip man? Per užgavėnes blynų, žinoma, o blynai tai skanumynai. Gal norėtumėt kažką pasakyti visiems laukiantiems pavasario arba bijantiems gavėnios? Visiems laukiantiems ką pasakyti? Taigi laukit, jau sulaukim pavasarį. Tai būkit linksmi ir visada šypsokitės ir kad būtų dar vyrų atsiras.
Ar nesvyla šiemet per užgavėnės blynai? Ne. O kaip sekasi juos kepti, gerai? Man labai patinka blynus kepti. O kodėl jūs juos kepat? Taigi užgavėnės. O tiek valgytojų daug. Ir ką manot, svarbiausia, blynus valgyti reikia per užgavėnės ar kažką kitą? Viską reikia daryti. Skaniai pavalgyt, šokt. O kiek reikėtų kartų valgyti per dieną? Nu, sako, kad 12 kartų. Tai labai smagu. O pačių blynų, kaip manot, kiek blynų reikia suvalgyti, kad užgavėnės būtų sėkmingos? Na, jeigu tokių mažų, tai 3 keptuvės. Tau patinka šitą šventę? Be abejo, labai smagi, matot, ir šokiai, viskas labai jauku. Kaip manai, kas svarbiausia yra per užgavėnes? Ką svarbiausia daryti? Tai išvaryti žiemą. O kaip tu galvoji, ką svarbiausia daryti per užgavėnes? Svarbiausia yra linksmintis ir daug valgyti. O kaip manai, ko daugiausiai reikia valgyti per užgavėnes? Sako, kad reikia daugiausiai valgyti blynų ir daug kavos gerti. Kiek reikia, tavo nuomonė, blynų suvalgyti, kad būtų sėkmingos užgavėnės? Nu, aš suvalgau mažiausiai 12 porcijų blynų. O kiek tu blynų suvalgai per užgavėnes? Oi, kokia 150. O ar šiandien jau valgai blynų? Jo, jau pusę įveikiau normos. O kaip manai, kiek kartų reikia valgyti per užgavėnes? Kas 1,5 valandos? Kiek kartų? Atėjau į savo paskutinę šį kadenciją. Ir kodėl esi toks liūdnas? O už tai, kad labai vėlybos bus Velykos ir dabar jau nori žiemą išvaryti ir mane iš šitos mano gaspados stumti ir nugrūsti iki kitų metų. Tai va labai liūdžiu, bet dar žadu šitais spirgais pavaišinti ir gerai užsigavėti, kad taukai per smakrą varvėti. O ką manot, jeigu jūs nenorit pavasario, norit, kad žiema amžinai būtų pas mus? Tai gražus tas pavasaris, ale man būna per karšta. Ir ką šiandien per užgavėnes reikia daugiausiai padaryti, būtinai? Per užgavėnes reikėtų, sakyčiau, riebiai, kiaulėšnipo, pauaudegio, pašonės pavalgyti. Riebiai, daug. Net atsiposiu. Ir ant rytojaus jau pelenais, kad galva pabaltų. O kaip jums šių metų morė? Šių metų morė? Ar graži, ar patinka? Morė moriausia. Kodėl manot apskritai verta švęsti užgavėnes? Tai yra metų virsmas. Vienas iš metų virsmų. Jau dabar šnekėsiu knygiškai. O tai viską lemia mėnulis, mėnulio kalendorius. Dėl to ir Velykos bus vėlyvos. Viskas
Thank you.